Sveiki, taigi pristatau naują pamokų seriją HTML ir CSS pagrindai. Tai kas yra HTML ir CSS? HTML yra Hypertext Markup Language ir tai kodavimo kalba, kuri padeda išdėstyti elementus web puslapyje. Tai kiekvienas web puslapis neišsiverčia be HTML bent šiek tiek. O CSS yra Cascading Style Sheet. Jisai tam tikrą stilių padeda uždėti ant esamų HTML žymų. Taigi, HTML'as ir CSS'as jums būtini mokėti, jeigu ką nors ateityje darysit su web puslapiais. Na ir šiek tiek istorijos galbūt, tai HTML pirmas atsirado 91, tuomet labai greitai suėjo antras, trečias ir ketvirtas, o ketvirtas išsilaikė nuo 99 iki 2014 maždaug. Tai labai ilgai visi naudojo ketvirtą versiją, dabar po biškį žengiama link 5 versijos, tai vienas kitas elementas gali būti dar nepalaikomas kai kurių naršyklių, bet jeigu šitą video, tai yra šias pamokų serijas, tai yra šią pamokų seriją žiūrėsit šiek tiek vėliau, gal po metų ar 2, tai jau tikriausiai viskas bus palaikoma ir viską galėsit be baimės naudoti. Tai programos, su kuriomis galime koduoti šiomis kalbomis, tai galima naudoti paprastą Notepadą, galima naudoti paprastą Notepad++, galima naudoti Sublime Text. Aš naudoju Sublime Text, nes labai patogu su ją, turi visokių greitų rašymų gudrybių ir panašiai. Taip pat galima naudoti Adobe Dreamweaver, CS kažkurinta. Na ir iš esmės bet kokį tekst editorių. Tai pasirinkit įrankį, su kuriuo jums yra patogu. Aš pasirinkau šį. Jeigu jūs pasirinksit ir šį, aš pasakysiu, kokį mygtuką nuspaudžiu ar panašiai, kad jis man ką nors padeda. Tai, o ant kitų programų, jeigu naudosit jas, na tai kai kurių gudrybių nepavyks padaryti. Ok, tai failų sistema. Kaip atrodo failų sistema? Įsivaizduokime, kad čia mūsų puslapio failai, tai yra dar ne vieno nėra. Dabar kaip veikia naršyklės, kaip veikia, nežinau, visi puslapiai, tai pagrinde yra pagrindinis failas ir jis yra vadinamas index. Jis gali būti HTML, PHP, dar kokio nors formato ar panašiai, bet būtinai pradžia index pavadinimas, taškas ir tada galūnė HTML arba PHP arba dar kas nors. Taigi, kadangi tai yra HTML ir CSS pamokos, tai aš visą laiką naudosiu index.html failo pavadinimą. Na ir prieš žiūrint kiekvieną šią pamoką, tiesiog susikurkit tą failą. Dabar kaip tai padaryti? Tai yra keletas būdų. Galime nueiti aplanke, kuriam nors, kur mes laikysime puslapio failus, tiesiog altą paspausti, išmest Tools, Folder Options, tuomet nueinam į View ir atžymim nuo Hide Extension for Known File Types. Tuomet galėsim keisti galūnę, kaip mes ją norim. Tai jeigu atžymėjot, spaudžiam dešinį New, tada pasirinkam kokį nors text dokumentą ir panašiai. Ir kaip matote, čia turime tekste galūnę. Taigi, mes nutrinam ir rašom index.html. Kad būtų grinai va taip, neliktų jokio taškas tekste, o būtų .html. Ir būtinai žodis index, nes jeigu laikysite kokiam nors hostingė arba serveryje tą puslapį, tos puslapio failus, tai vartotojas, lankytojas ateidamas jų puslapį, tiksliau naršyklė to lankytojo, iš karto ieško index failo. Ir jeigu jį randa, jį kviečia, jeigu neranda, tai meta visokias 404 klaidas ir panašiai. Taigi paspaudžiu Enter, man klausia, ar aš noriu pakeisti failo formatą, tai spaudžiam Yes. Na ir kaip matote, turiu index tipo failą, HTML document. Kitas būdas, kaip tai padaryti, tai jeigu naudosit Notepad,
paprastą arba ++ programą, tai galite eiti File, Save As. Tuomet čia pasirinkti file name kažkokį, tai yra tiksliau index. Toliau Save As Type All Files. Ir file name tiesiog užbaigsit galūnę HTML. Ir tada išsaugosit, kur jums reikia. Toliau per Sublime tiesiog galite atsidaryti visą tą aplanką, kuriame bus jūsų visos puslapis. Tai tiesiog įsitempsiu. Čia, kaip matote, turėsiu aplanką, aš jį galiu išskleisti, aš jau turiu index.html failą. Taigi, jeigu aš noriu, galiu jį ištrinti, taigi aplankas bus visiškai tuščias. Va, kaip dabar. Na ir per Sublime aš galiu tiesiog eiti File, New File. Arba galiu čia dešinį ant aplanko ir New File. Ir man sukurs naują failą. Taigi Ctrl S arba File Save. Ir tuomet galiu įrašyti. Ir kaip matote, Save As Type All Files iš karto užmetė. Ir aš tiesiog galiu iš karto rašyti index.html. Ir tai man sukurs index failą. Taigi, kai turime šį failą, būtinai turite turėti šį failą. Galime tada pradėti susipažinimą su HTML kodinimo kalba, ne programavimo. Be to, mano puslapyje šitos pamokos bus primestos prie programavimo. Nors tai yra kodinimas, ne programavimas, bet aš vis tiek ten į vieną krūvą sumesiu, kad labai nepasimestų paskui. Ok, taigi HTML-as. HTML-as rašosi su žymomis. Labai paprasta, elementaru. Ir pati pirmoji žyma, kurią reiktų užsirašyti, tiksliau ne visai žyma, bet toks kaip ir būtinas dalykas, tai tiesiog nurodys failo tipą, galima sakyti. Tai rašom štai tokį dalyką. Doctype HTML. Taigi, HTML-as nėra jautrus didžiosiom, mažosiom ar kokiom nors raidėm. Taigi, galite naudoti didžiasias, mažasias raidės ar miksą tarp jų, visiškai vienodai jam bus. Taigi, galėčiau čia rašyti iš didžiųjų, čia iš mažųjų, čia iš mažųjų, čia iš didžiųjų, ar čia iš didžiosios, čia toliau mažosiom ar panašiai. Visiškai vienodai galiu, kaip noriu tas raidės padidinti, pamažinti ar panašiai. Taigi, bet kokiu atveju HTML-as susigaudys ir nesvarbu, tiesiog rašykit, kaip jums patogiau. Toliau, kai turime doctype HTML, tai čia yra HTML5 apsirašymas. HTML4 apsirašymas yra šiek tiek ilgesnis, bet kadangi nuo pernai metų jau didžioji dalis HTML5 žymų palaikoma, tų pagrindinių bent jau naršyklių, tai tiesiog nesukim galvos ir pradėkim po biškį HTML5 naudot. Ok, sekantis dalykas, ką reikia padaryti, tai turėti HTML žymą. Ir čia man biškį per daug parašė. Taigi, užsirašykit štai taip grinai. Tai HTML tarp šių simbolių ir sekantis toks pat HTML tarp tų pačių simbolių, bet prieš jį slešas. Taigi, HTML žymos apsirašo pavadinimu, įterptų į tam tikrus simbolius ir turi būtinai užsibaigti šiek tiek toliau, prieš tai parašant slešą. Lygiai taip pat, tik kad slešą parašant. Tai visos HTML žymos, beveik visos, būtent tokiu principu ir veikia atsidarimas ir uždarimas. Ir tai, kas priklauso tai žymai, ar koks nors turinys ar panašiai, eina į tos HTML žymos vidų. Toliau, yra keletas HTML žymų, kurios atsidaro ir užsidaro pačios savyje, tai nereikia jiems to, kaip čia padaryta su HTML uždarimu. Tai kai reiks, aš tas žymas parodysiu. Dabar HTML-as atsidaro ir užsidaro būtent taip pat, kaip ir dauguma kitų HTML žymų. Toliau, į HTML-ą eina du pagrindiniai dalykai. Tai head ir body. Taigi head
Jeigu pasirinkot naudoti Sublime, aš tiesiog parašau HTML žymos pavadinimą ir spaudžiu tabą ir man parašo jos pradžią ir uždarimą. Ok, taigi, ką čia turim? Tai turim HTML5 doc typą, HTML turinį, HTML headą, HTML body. Dabar atkreipite dėmesį į atitraukimą nuo krašto. HTML atsidarimas ir uždarimas yra tam pačiam lygyje, o tai, kas eina į tą HTML žymą, yra per vieną atitrauktą nuo krašto į dešinę pusę. Tai yra tik dėl patogumo. Jeigu bus daug turinio, daug HTML žymų, daug visko, bus žymiai patogiau, jeigu viską tvarkingai nuo krašto atitrauksite. Taigi, atitraukimas yra tiesiog tai, kas eina į HTML žymą, yra per vieną atitrauktą į dešinę nuo jo. Būtent nuo jo. Ne nuo bet kur, ne nuo puslapio pradžios, bet būtent nuo tos HTML žymos, kurios viduje yra kitos žymos. Taigi, į HTML žymą daugiau niekas neina išskyrus headą ir body. Dabar, kuo jie skiriasi? Į headą eina pagrindiniai dalykai tokie kaip, minimalūs nustatymai, stilius, puslapio antraštė ar panašiai. Į body eina visas turinys. Tai gali būti jūsų tekstai visokie, video įrašai, nuotraukos, dar kas nors. Taigi tuo jie ir skiriasi. Čia nustatymai, čia turinys. Į headą mes galime kaip tik įsimesti kokį nors title. Irgi atsidaro, užsidaro. Kadangi title eina į head, tai per vieną nuo jo atitraukta. Jeigu HTML žyma toj pačioj eilutėje prasideda ir užsibaigia, tai jeigu jos nekeliat niekur, tai yra joje mažai turinio ar panašiai, tai galite ją vienoje eilutę atidaryti ir uždaryti, tai nieko tokio. Ok, tai štai taip ir atrodys. Toliau į body mes galime ką nors įmesti, bet prieš tai reiktų susižinoti, kaip HTML dokumentą žiūrėti. Taigi, galite naudoti bet kurią naršyklę, Chrome, Firefox, Opera ar kas dar yra. Taigi, įtempkite tiesiog tą HTML dokumentą į naršyklę ir jinai atidarys ją, kaip priklauso. Dabar, kadangi aš į body visiškai nieko neįrašiau, body yra visiškai tuščias, tai ir mums išmetė visiškai tuščią langą. Bet puslapio antraštė viršuje pirma pamoka pasikeitė, nes yra title uždėtas. Ok, taigi galim kol kas palikti visą tai ramybėje. Daugiau bus sekančiose pamokose. Bet dar prieš tai, aš pasakiau, kad bus pagrindai visokie, didžioji dalis HTML žymų, CSS visokių dalykų ir taip toliau. Bet vis dėlto šiose pamokose nebus keletos dalykų. Tai yra formų, nes kad apdoroti formas jums reikės kokios nors kitos programavimo kalbos, pavyzdžiui, PHP, Ruby on Rails, Node.js ar ko tik norit. Taigi, jeigu nemokat šių programavimo kalbų, tai dar nelaikas imtis formų, tiesiog pasimokykit pagrindus, normaliai išmokyt. Formų video gal bus kada nors ateityje, bet tikrai ne dabar. Taip pat nebus medijos, tai yra video, audio failų, nes ten reikia irgi šiek tiek daugiau žinių. Taip pat grafikos elementų, Canvas, SVG ir dar nebus API. Tai ok, tai kitame video pratęsim su komentavimu ir lietuviškom ar kitokiom raidėm. O šiai pamokai iš tiek mes apsirašėm paprastą HTML dokumentą, kaip tvarkingai rašyti susižinojom, su kuo redaguoti, kaip atsidaryti, kaip kurti failus, kas yra HTML ir CSS. Ir iki.